Taip, dabar šitas video bus kaip mano patentuotas, toks kaip nepaslaptis, bet kaip suformuoti dar porą laipsnių daugiau. Va, išsilyginam kampuotę. Ir va, pagal originalą jis statosi. Taip, matot, skylės viskas atitinka. Ir va, kiek belieka. Kokie 5 centimetrai. Dabar žiūrėkit, bajeris. Paimat, apsukat. Ir taip, va, įdedam irgi griovelis į griovelį. Čia varžtai pačiam reikia susisukti. Ir pažiūrėkit, ant kiek va padidėja nuolydis. Čia turėjo stovėti, ar turėjo taip stovėti. O jisai nuvažiuoja. Taip. Ir va. Čia mano patentuotas, bandau, kad... Nu, aš taip Švedijai darydavau ir mes taip išeidavom iš padėties, kad biškį suformuodavom nuolydį. Nu, dabar paskui pažiūrėsim, kiek gavosi. Ten buvo 7 laipsniai, o taip padarant, kiek taip gausis. Taip, įstatytas rėmas. Dabar matosi gal. Va, ten tiek. Ir čia tiek. Tai sužaisim, uždarysim ir pamatysit, kiek pagerėjo visi reikalai. Taip, dabar šitą čia uždėjo, čia surepliam. Tas kaip visada. Čia dėsim tas kabės. Ir dabar žiūrėkit, jeigu darysit šitą mano sistemą, skardus matot, per pirštą. Ten, kadangi pakėliam, reikia nepradžiapsuoti, čia va taip pakelti tą porą centimetrų ir paskui prisukti varžtelių, kad jisai nenusėstų. Paskui susirenka skardos ir labai nieko čia nežymiai. Tai va, šitą neprasileiskit. Nors kai šitas susideda, va, kaip paskui. Va, kad paskui pliušys nebūtų. Nors ir taip dengėte porą comų, bet turit porą būtinai pakelti. Nu, dedam toliau. Nu, padarytas langas. Gavos biškį, kad aukščiau kuprata, bet 2 procentai daugiau. Nieko čia nesimato.